Skaudi avarija Virbalio miestelė Vilkaviškio rajone įvyko vėlų šeštadienio vakarą. Eismo nelaimė nusinešė 7 žmonių gyvybės. Pirminiais duomenimis apie 23 valandą automobilis Renault Clio rėžėsi į priekį važiavusi visureigį Jeep Cherokee. Pastarasis po smūgio išlėkė prieš priešinę eismo juostą ir palindo po vilkiku vairuojamu Rusijos piliečio. Jie atlėkė didžiu greičiu girti. Ant smūgio davė tam į užpakalį ir šitą skersą tiesiai po tą fūrą įmetė šičia per tuos vartus. Išskyrus vairuotojų žuvo 7 visureigį važiavę žmonės, tarp aukų ir 3 vaikai. Jeep Cherokee vairuotojas dėl sunkių sužalojimų paguldytas į ligoninę. Numeleido lakstyti, jie iššokė, bėgo, tai sakė, dasibėjau, tai du nusvėrė, vienas paspruko. Renault Clio 23 metų vairuotojas ir bendramžis keleivis buvo neblaivus. Abu jie yra Kauno rajono Babtų gyventojai. Visureigių žmonės vėlų vakarą važiavo iš Krikštynų. Stasys Vaitonis, Eugenijus Naikelis, L rytas LT.